kai perdegimas tampa krize. Labai apgailestauju, kad dėl techninių kliūčių ši paskaita nevyko praėjusią savaitę ir labai džiaugiuosi, kad šiandien galėjote savo brangaus laiko skirti perdegimo temai. Laiko turime ne per daugiausiai, grubiai apie pusvalandį, tai nieko nelaukiant ir pradėkime. Tiesa, jei paskaitos metu turėsite klausimų, tikrai drąsiai rašykite, prašau, Facebook'o paskyros komentarų skiltyje ir pranešimo pabaigoje pasistengsiu juos visus atsakyti. Iš pradžių galite dar labai neskubėti, nes tikėtina į dalį klausimų atsakymų gausite ir pristatymo metu, bet jeigu ne, tada tikrai labai kviečiu. Jeigu nespėčiau atsakyti šiandien ir dabar, tai atsakymus tikrai patalpinsiu komentarų skiltyje, o jeigu klausimai yra, pakankamai asmeniniai ar platus, tai kviečiu rašyti man elektroniniu paštu, adresą kaip tik dabar matote skaidrėje. Ir vėlgi, kai tik tai bus galimybė, stengsiuosi kuo greičiau, pateikti jums atsakymus. Tai ką, pradedam. Tai aš esu Daiva Dambrauskienė, geštalto psichoterapijos praktikė. Daugiausia vedu individualias psichoterapijos sesijas, mokymus įmonėms ir taip pat konsultuoju krizių veikimo centre. Būtent šio krizių centro dėka ir vyksta mūsų pristatymas ir galiu dalintis savo žiniomis. Tai kodėlgi man aktuali perdegimo tema? Labai asmeniškai. Daugiau nei 20 metų praleidau organizacijose, kur jau įvairias vadovaujančias pareigas ir perdegimą realiai patyriau net 2 kartus. Abu kartus, dėja, bet viskas baigėsi pašlijusią sveikatą ir išėjimu iš darbo. Taigi šiuo klausimu turiu tiek asmeninės patirties, tiek jau sukaupta daug teorinės informacijos, kuria ir norisi dalintis, kad, iš principo žmonės patys pastebėtų, pamatytų, kas vyksta jų gyvenime, sustotų, pareflektuotų, ir atitinkamai patys imtųsi priemonių, kad daryti pokytį, o nelaukti, kada jau tas pokytis, kada būsime priversti tą pokytį padaryti. Tai apie ką mes šiandien kalbėsim? Kalbėsim apie tai, kas yra apskritai perdegimas, pasižiūrėsim, kokios yra perdegimo priežastis, pasižiūrėsim, kokie yra perdegimo etapai, kad galėtumėte ar save identifikuoti ties kuriuo etapu esate, duok dieve, kad ne. O gal turite kolegą, draugą, giminaitį, kuriam tai gali būti aktualu, šitą informaciją galėsite pasidalinti. Ir toliau pasikalbėsime apie tai ką daryti, kur ieškoti pagalbos. Tai kasgi yra tas perdegimas? Perdegimas tai yra sindromas, kurį sukelia lėtinis, sėkmingai nesuvaldytas darbo stresas. Kas jam yra būdinga? Būdinga išsekimas, jo paveikti žmonės jaučiasi fiziškai ir emociškai nusilpę, nesugeba tvarkyti su stresu, yra pavargę, jiems nepakanka energijos. Kitas požymis yra cinizmo ir atitrūkimo nuo darbo jausmas. Ką tai reiškia, kad žmogus gali pradėti ciniškai vertinti savo darbo sąlygas, klientus, kolegas. Tuo pačiu metu perdegimo sindromą patiriantys darbuotojai gali vis labiau atsiriboti nuo žmonių. Tai galima sakyti atsiribojimas, vengimas kontakto. Ir trečias požymis tai neefektyvumo jausmas. Sumažėja produktyvumas ar pajėgumas, pasireiškia žema moralė, nes atsiranda jausmas, kad man tai yra visiškai nebesvarbu. Ir nesugebėjimas susidoroti su paskirtomis užduotimis, kurios anksčiau atrodė gana paprastos ir lengvai įveikiamos, šiuo metu tai tampa gana sunkiai įgyvendinama užduotis. Lietuvoje dėja, bet perdegimas nėra pripažįstamas kaip liga, todėl gauti nedarbingumą šiuo atveju yra neįmanoma. Todėl realiai, kas nutinka, dažniausiai žmogui yra diagnozuojama depresija ir paskiriami antidepresantai. Kaip depresija susijusi su perdegimu, papasakosiu eigoje. Ar yra kitaip? Taip, pavyzdžiui, Skandinavijos šalyse perdegimas yra traktuojamas kaip liga ir tai reiškia, kad žmogus gali gauti nedarbingumą ir visų pirma, kada žmogus kreipiasi su tokia užklausa, kad jisai yra perdegęs, pirmiausia, žmogus yra hospitalizuojamas, jisai guldomas į ligoninę, jam sustatomas sveikimo, gyjimo ritmas, režimas ir dėja, bet perdegimo gydymas yra labai ilgas procesas ir jisai dažniausiai trunka nuo 2 iki 6 mėnesių.
Tai jeigu kažkas turėjote iliuzijų, kad labai greitai aš va čia va tiesiog va vienas, du ir aš atsistojau, bėgu toliau, ne, dėja taip nevyksta. Neretas atvejis, kada nedarbingumas užsitęsia iki 2 metų. Taip. Tai kaip žinoti, ar darbo vietoje patiriamas stresas jau yra prasidėjęs perdegimas? Kaip ir minėjau, kad perdegimo apibrėžimas sako, kad perdegimas tai sindromas, kurį sukelia lėtinis, sėkmingai nesuvaldytas darbo stresas, ar visgi tai yra dar tik stresas. Tai, kad tą pasižiūrėt, labai paprasta skaidrė. Čia sudėjau keletą pagrindinių tokių skirtumų, bet manau, kad pakankamai aiškiai galėsit atskirti. Tai visų pirma yra įsipareigojimai. Kada žmogus jaučia stresą, tai, na, turbūt labai daug nereikia pasakoti, kaip žmogus atrodo stresuojantis, net tas terminas yra. Ir tą turiu, ir greitai, čia dabar ir dega, ir deadline, ir viskas, tiesiog žmogus va, toksai labai ekspresyvus. Tai galima sakyti, kad streso atveju žmogus patiria perdėtas emocijas, tuo tarpu, kada žmogus yra perdegime, emocijos tampa labai blankios. Primenu vėl prieš tai buvusią skaidrę, ar ne, cinizmas, atsiribojimas, kontakto vengimas. Toliau, emocijų raiška. Ką tai, atsiprašau, apie emocijų raišką ką tik papasakojau, apie įsipareigojimus. Apie įsipareigojimus yra tai, kad kai žmogus stresuoja, jis turi per daug įsipareigojimų. Ir tą, ir 10, 15 darbų per 10 minučių ir kažkaip tai reikia viską sužongliruoti. O kai jau yra perdegime žmogus, jisai tų visų įsipareigojimų tikrai pradeda labai stipriai vengti, jie pradeda erzinti. Toliau yra reagavimas į patį stresą. Kaip ir ką tik vaizdžiai parodžiau, kai žmogus stresuoja, yra skubumas, hiperaktyvumas, kai yra perdegimas, yra bejėgiškumas, beviltiškumas, tuštumo jausmas. Vidiniai kraštutinumai. Kągi tai reiškia? Kad žmogus, kai stresuoja, jam dažniausiai yra nustatomi nerimo sutrikimai, kai yra perdegimas, yra atsiskyrimas ir depresija. Trukmė ir dažnis. Vienokį ar kitokį stresą mes visi patiriam kiekvieną dieną. Net važiavo autobusas, pavėlavau stresą. Ne, ten pavyzdys, apsiteškiau drabužius, stresas. Tai yra perdegimas, tai yra chroniško, užsitęsusio ir nesuvaldyto streso padarinys, paskutinis chroniško streso etapas. Ir paskutinis yra sąmoningumas. Žmogus supranta, kada patiria stresą. Ne, labai aiškiai reaguoja kūnas ir mes tos požymius labai pakankamai aiškiai matom. Tai yra perdegimas, jisai dažniausiai ištinka netikėtai. Kaip tai atrodo praktikoje? Na, mano atveju buvo dariau labai didžiulį projektą, labai be galo daug valandų, didžiulės atsakomybės, streso lygis buvo tikrai nepamatuotai didžiulis. Ir kai jau buvo viskas padaryta, na jau vyko pristatymas, kaip čia viskas veikia, kaip viskas fainai ir gerai. Ir visiškai nekaltas iš šono klausimas. Super, o kas toliau? Ir, na, nesumeluosiu, tai buvo tas momentas, kada kažkas tiesiog ėmė ir nutrūko. Atėjo jausmas, kad niekas nesikeis, aš esu visiškai išsekusi, tuščia ir toliau važiuoti taip nebegaliu. Tai va tas momentas, kai staiga kažkas nutrūksta. Ką rodo statistika? Statistika negailestinga, kad su perdegimo sindromu susiduria net 70% visų darbuotojų. Ir kodėl tiek daug? Pamatysite, turbūt atsakymą gausite, kai žiūrėsime etapus, todėl kad, na, kiekvienam etape atsiduriam labai skirtingų etapų laiku ir tada galim jausti skirtingai, bet tai visgi yra perdegimo eiga. Bendros priežastys, kurios lemia, kad mes patiriam vis daugiau ir daugiau streso. Ir kad perdegimas jau tampa šių dienų pandemija. Tai stresoriai, spartėjantis gyvenimo tempas. Didžiuliai informacijos srautai, kur per 1 minutę galima informaciją gauti messengeris, Delfi 15 minučių, televizijos ir kur tik pasisuksi, visur yra informacija. Vienareikšmiai auga reikalavimai greičiui, kokybei, kiekiui darbo. Na, COVID-19 ir nuotolinis darbas tikrai nebuvo paskutiniai vietoj, kas įtakojo perdegimą, nes nebegebėjom atskirti, kur yra darbas, kur yra namai, ne, kur aš jau uždariau duris ir išėjau, o kur aš vis dar dirbu. Geopolitinė padėtis,
kokiom sąlygom mes jau 4 metai gyvenam, ar ne, ištisinė įtampa, ištisinės tos pačios žinios, jeigu paskaityti, kokie yra pranešimai, eilutės pranešimų spaudoje, tai vargiai yra labai jos stipriai pasikeitė nuo pirmos karo dienos, bet realiai mes tos 4 metus jau gyvenam karo atmosferoje. Na ir socialiniai tinklai, na čia turbūt irgi karaliai. Ir va truputėlį nuotaikai praskaidrint, kaip ir vadinasi skaidrė, netikėk viskuo, ką matai socialiniuose tinkluose. Kaip tai pateikiama ir kaip yra realybė. Bet mes, ką matom, mes matom tik tai, kas yra pateikta. Ir tada prasideda tokie dalykai kaip, o, kiti keliauja, o, kiti vakarieniauja, o, kiti taip gražiai apsirengia, o, kokie gražūs santykiai, aš tokių neturiu, koks nuostabus darbas, kelionės ir taip toliau, ir taip toliau. Bet iš tikrųjų ne viskas yra tiesa, ką mes tenai matome. Ir kuo daugiau bendrauju su žmonėm, tuo daugiau šituo tai ir įsitikinu. Gerai, bet grįžkim prie perdegimo, nes perdegimas, kaip ir minėjau, yra susijęs su darbinė veikla. Kokios priežastys? Na, priežastis galima skaidyti į 2 dalis. Į organizacinės ir į asmeninės. Kasgi tos organizacinės? Ir tai vienas iš, čia yra pateikta keli pavyzdžiai, tai vienas iš jų yra kontrolė. Tai yra tiek ta, kai kontroliuoja mane, tiek tai, kad aš pats bandau sukontroliuoti viską, kas tik įmanoma ir negaliu niekam deleguoti. Nu tik aš, niekas kitas. Atlygis. Ir čia kalbama ne vien tik tai apie materialinį atlygį, bet ir apie moralinį. Kartais būti pastebėtam ir vertinamam tiek vadovų, tiek kolegų dažnai yra daug svarbiau negu gaunamas kažkoks tai gaunama piniginė išraiška. Neveltui sakoma, kad atlyginimo pakėlimas dažnai motyvuoja pirmus 3 mėnesius, o tada tai jau tampa standartu. Tuo tarpu nepasakytas kolegos žodis, vadovo nepastebėjimas, klientų neįvertinimas ar ne, arba atvirkščiai grubus elgesys. Ir jisai žmogų labai labai stipriai demotyvuoja ir ilgainiui pradeda deginti. Bendruomeniškumas. Aišku, kad mes darbe praleidžiam tikrai labai daug laiko ir tam tas kolektyvas realiai atstoja tam tikrą prasme šeimą. Ir jeigu mes nesijaučiam, perkeltinė prasme šeimoje labai gerai, jeigu ištisai turiu filtruoti, ką aš kalbu, negaliu džiaugtis laimėjimais, visas problemas sprendžiu, paliktas tik tai vienas laukia karys, ne? Tai nuo vienas laukia karys iki nuvarytas arklys yra labai labai maža takoskyra. Kas toliau? Per didelis darbo krūvis. Tai vienareikšmiai apima darbo valandas, pamaininį darbą, darbo sąlygas ir visus kitus veiksnius, kurie sekina žmogaus resursus ir veda prie fizinio bei emocinio išsekimo. Darbo iš namų specifika tai iš viso yra kažkas tai unikalaus, kai nėra tokio dalyko, kad uždariau duris. Ir net nereikia darbo iš namų. Išeinu iš ofiso, kompiuteris, telefonas visada yra prie manęs. Atsiliepti savaitgalį, atrodo, kas čia yra, vienas skambutis, jokių problemų. Deja, tai yra nedarbas ir tai jau yra režimo pažeidimas. Tai, kad turbūt visi žinote taisyklę 8-8-8, jinai yra pakankamai banali, bet jinai yra labai labai veiksminga. Darbui per dieną žmogus turi skirti 8 valandas. 8 valandas turim skirti miegui. Ir dar 8 valandos yra skirtos, poilsiui, gal čia per skambiai pasakyta, bet vadinkim gyvenimui. Ir šitos taisyklės galima vieną kitą kartą pažeisti, bet jinai negali būti pažeidžiama nuolatos. Nes vėlgi pasikartosiu, perdegimas, jisai neteina staiga ir netikėtai. Jisai ilgą laiką vyksta, kai yra nevaldomas stresas. Laiku nesuvaldyta, neatskirta. Todėl ta taisyklė 8-8-8 sustojus, pareflektavus, mums duoda labai gerą tokią atspirties tašką, kad žmogau, ar tu įtaikai šitas valandas ar ne, nes jeigu ne, tai sėdam, imam popieriaus lapų ir žiūrim, kur man kažkur nesueina. Toliau yra nuolatinis bendravimas, kita iš organizacinių priežasčių grupės. Ir šita grupė ypatingai liečia žmonės, kurie dirba su klientais, gydytojai, pedagogai, bet kokiam aptarnavimo sektoriui dirbantys darbuotojai, nes kai žmogus ateina, tu negali rėkti, nors nuotaika tau labai prasta.
Jeigu jisai kažką grubiau pasako, tu turi labai gražiai šypsotis, viską apsukti ir padaryti taip, kad, na, klientas nenusiviltų, kad būtų patenkintas. Ir tada dienos gale tu savo emocijas konteineriuoji ir kur jas padėt, nu, kur padėt, parsinešt namo ir pasidalint su šeimyna, nes, nu, va, jie kažkur pasitaikė po ranka, kažką padarė ne taip. Tai va dėl to tas nuolatinis bendravimas labai labai irgi veda prie perdegimo. Gerai, aš čia toliau labai nebesiplėsiu, einam prie asmeninių. Na, prie asmeninių tai perfekcionizmas numeris 1, pakankamai gerai yra niekada gerai, turi būti padaryta tobulai. Vidinis kritiškumas. O kažkas į mane ne taip pažiūrėjo, brūkšnelį padėjo, kažką pasakė ne tokiu tonu ir iš karto aš viską susirenku savo. Negebėjimas valdyti laiko. Na, tai va čia labai geras yra pavyzdys. Pasistatom 3 kėdes ir nes labai mes mėgstam padaryti 5 darbus, susiplanuoti ir padaryti vienu metu, ne? Aš tada sakau, pastatom 3 kėdes ir dar atsisės, prašau, va, ant vienos kėdės. Tiksliau, vienu užpakaliu ant visų kėdžių. Taip. Tai va tada sakau, tai va yra ir su darbu. Jeigu yra 15 minučių ir darbas būtent tai 15 minučių, kiek man užtruks, aš negaliu planuoti 20 darbų į tą patį laukelį. Nes atsisėsti ant 3 kėdžių vienu užpakaliu, na, nepavyko dar nieko. Taip, toliau, baimė prašyti pagalbos. O ką apie mane pagalvos, o kaip, o ką. Baimė sakyti ne, oi, ne, tai kaip aš čia atsakysiu, tai asmeninės atsakomybės už įmonę prisijėmimas ir taip toliau, ir taip toliau. Tai čia dar tų priežasčių sąrašas yra, tikrai galima tęsti ir tęsti. Kaip su jom dirbti, dar prie to irgi prieisi. Taigi, perdegimas nėra greitas, staiga nutinkantis, jis yra lėtas ir vystosi palaipsniui. Ir jeigu taip pasižiūrėt, perdegimo eiga susideda iš tokių, galima išskirti 6 etapų. Čia nesustojam, lekiam toliau, nes laikas matau, kad labai dega ir kaip atrodo tas pirmas perdegimo etapas. O čia labai galite nustebti, nes čia patenka tie žmonės, kurie, kas galit padaryti darbą? Aš. Kas galite pasidėti po darbo ir sumesti visas skaidrės prezentaciją? Aš. Kas gali nulėkti šeštadienį iki ofiso ir padaryti tam tikrą darbą? Aš. Deja, čia yra perdegimo pirmas etapas. Nes gausėja viršvalandžių, žmogus atsisako ilsėtis ir atgauti jėgas. Darbas yra prioritetas gyvenime, nes, nu, taigi aš, nu kaip čia aš? Man patikėjo, manęs paprašė, juk čia mano užduotis. Ir šitame etape fizinė sveikata dar yra pakankamai gera. Tai ką reikia daryti? Tie, kurie atpažinot save jau esant pirmame etape, užteks savireguliacijų. Ką tai reiškia? Atpažinau, atsisėdau, susirašiau, pagalvojau, nusprendžiau, susirašiau, ką aš darysiu kitaip ir plano laikausi. Keletas patikrinamųjų klausimų, ar nesate pirmame etape. Jeigu viskas tvarkoja, reiškia, jums perdegimas negresia. Tai vienas iš tokių, ar po darbo norisi namo, o ryte į darbą, ar išeinate atostogų ramus, kad be jūsų įmonė nesugrius, ar galite ramiai deleguoti darbus, ar jūsų nuomonė daryti pertraukėles yra normalu ir nebūtina dėl to pradėti rūkyti? Ir ar turite kitokių interesų apart darbą? Tai jeigu su šitais klausimais susitvarkėt, super, sveikinu. Jeigu buvo, kurie suabejojote, tai tada žiūrim, kuriame etape esate. Nes antras etapas jau prasideda išsekimas. Atsiranda neigiamas požiūris į darbą, tai jis jau didėja. Prasideda jausmas, kad esame išnaudojami, dėkingumo stokos jausmas, darbas jau atsiranda prisiverčiant. Ir pradeda mažėti bendravimas su žmonėmis, nes tiesiog iš nuovargio. Tai ką reikia šitoje vietoje daryti, jeigu jau save atpažinote, savireguliacija, tai yra savirefleksija 100% ir jau tikrai yra būtinos atostogos, nes panašu tiesiog stabtelt neužtenka. Jeigu šitoje vietoje nesustojom, varom į trečią etapą.
Na, o antras ir beje, noriu paminėti, kad antras ir trečias etapai yra ilgiausi. Jie gali trukti metų metus. Tai vėlgi lėtas procesas. Gali būti netikėtų pagerėjimų, pavyzdžiui, pakeitus darbą. Ne? Tačiau gyvos istorijos rodo ir jo, turbūt ir mano praktika, jog tas pokytis ne visuomet išsprendžia problemų iš esmės. Pakeitus darbą iš tiesų atsiranda kažkoks pagerėjimas, naujas užsidėgymas, energijos antplūdis, tačiau vis tiek vėliau ar anksčiau vėl užlipam ant to pačio grėblio. Iš esmės, neišsprendus savo santykių su darbu, tai grįžta ir dėja, bet grįžta jau su dar iškesniais simptomais. Tai kas atsitinka trečiame etape? Kantrybės nebuvimas, irzlumas, kartėlis ir jau prasideda savęs kaltinimas. Nes dalykai, kuriuos anksčiau padarydavau be klaidų, dabar pradedu įvelti klaidą. Ir tada jau aš nebesusitvarkau, aš žiopla, aš dar kažkokia tokia nepakankama. Ir buvusių svarbių tikslų gyvenime atsisakymas, nes jau nebėra tam energijos. Tai šiuo atveju savireguliacijos nebepakanka, būtinos atostogos ir jau šitoj vietoj tikrai yra būtina psichoterapinė pagalba. Nesustojom, atsidūrėm ketvirtame etape. Jau demotyvacija, dėmesio sutelkimo problemos, abejonės, lankstumo mažėjimas, gebėjimo organizuoti darbą ir mąstymo silpnėjimas, priešiškas nusistatymas pokyčiams, darbas minimaliom apkrovom, nes kitaip tiesiog nebeįmanoma, atspirties taškų praradimas. Ir čia labai įdomu. Kiek jums paprastai užtrunka padaryti copy-paste darbą? Keistas klausimas, sutinku. Ir daugelis net nesusimąsto apie tokį momentinį darbą. Visgi perdegimą patiriančiam žmogui šitą darbą padaryti reikia labai labai daug pastangų. Tai va čia tiesiog, kad pastebėtumėt, kaip visą tai pradeda važiuoti nuo kalno. Ir jeigu čia nestojam, labą dieną, 5 etapui. Ir čia prasideda jau įvairiausių kūno negalavimai, psichosomatika. Įtampa, skausmai, miego sutrikimai, širdies kraujotakos virškinimo problemos, imuninė sistema susilpnėja, prasideda ligos, žmogus bando atsipalaiduoti nepavyksta. Per mano praktiką, kur tikrai patyriau šoką, buvo, kai atsigulu miegoti ir jaučiu, kad kažkas yra ne taip. Bandau tyrinėti, kame reikalas ir pasirodo, mano kaklas yra ant tiek surakintas, kad galva padėta ant pagalvės teoriškai, bet praktiškai jinai kaba ore. Tai reiškia, aš va taip guliu, bet galva nepadėta. Tai reiškia, nuo sprando iki nugaros eina visiškai va toks surakintas nugaros mechanizmas. Ir jau čia pradeda reikštis pirmieji depresijos požymiai. Gali būti, kad atsiranda piktnaudžiavimas alkoholiu, narkotikais, nes žmogus tiesiog kitaip nebegeba atsipalaiduoti. Apie psichoterapinę pagalbą šitoje vietoje jau net nebekalbu, bet jau čia reikalinga ir psichiatro įsikišimas dėl galimai medikamentinio gydymo. Deja, yra ir paskutinis 6 etapas, kuris vadinasi depresija. Štai kaip jinai yra susijusi, kai mes kalbėjom, kuo stresas skiriasi nuo perdegimo. Tai yra tuštumos pojūtis, visiškai nebėra resursų, yra tuščia. Sunkus fiziniai negalavimai, kai ryte atsikelti ir įsiplauti, išsivalyti dantis tampa misija praktiškai neįmanoma. Tikrai yra priverstinis nedarbingumas, tai dažniausiai būna išėjimas iš darbo, ne? Tikrai byra santykiai, problemos šeimoje ir dėja, bet savižudybės rizika šitoje vietoje ženkliai irgi padidėja. Ir čia jau tikrai yra būtina nuolatinė psichiatro priežiūra. Tema mūsų šiandien pranešimo yra, kai perdegimas tampa krize. Tai grafiškai galima būtų pavaizduoti taip, kad viskas lėtai ritasi nuo kalno, važiuoja. Vidiniai resursai išsenka ir išsenka taip stipriai, kad žmogus nebegali savarankiškai atsigauti ir tai ima kelti pavojų jo sveikatai, darbui, santykiams ir net gyvybei. Tai galima sakyti, kad perdegimas yra procesas, o krizė yra lūžis. Ir krizė prasideda tada, kai žmogus jau nebesugeba funkcionuoti
nebesugeba pats susitvarkyti ir įprastame gyvenime ir patiria staigią psichologinę griūtį. Kitaip sakant, kol dar laikaisi, nors ir blogai jautiesi, perdegimo eiga, kai jau lūžti, tada jau yra krizė. Tai ką daryti? Labai paprastai viską pavaizdavau, klausimas, kiek tai paprastai gyvendinti. Pirmas, ką turim padaryti, tai pripažinti savo būklę. Aš esu žmogus, kuris perdegė. Net ir dabar sakant šituos žodžius eina šiurpas, bet jie yra labai labai stiprus žodžiai tiems, kurie jau eina perdegimo keliu. Kol šito žmogus neįvardina, neįmanoma prisimti atsakomybės už savo patiriamą stresą. Kai tai įvyksta, nebėra noro tada, biškai pailsėsiu, viskas bus gerai, aš čia truputį kažką padarysiu ir vėl aš galėsiu grįžti, lėkti atgal. Ne, taip nebus. Nebus, kad pagulėjau, pailsėjau, vėl šoku, bėgu, varau kaip arklys ir dėl to viskas yra gerai. Todėl pirmas yra pripažinimas, kad aš esu žmogus, kuris patyriau perdegimą. Toliau sekantis priėmimas savo būklės ir priėmimas supratimo, kad pokyčiai yra būtini, aiškus sprendimo keistis priėmimas. Kaip ir minėjau, truputį neveikia. Aš arba darau, arba nedarau. Trečias, kaip ir sakiau, susirašyti veiksmų planą. Susirašyti planą neužtenka. Reikia labai labai aiškiai priimti sprendimą, kad aš nuo šiol jo labai labai nuodugniai laikysiu. Ilsėsiuos, sportuosiu, mažinsiu krūvį, lankysiu terapiją arba eisiu pas psichiatrą ir taip toliau, ir taip toliau. Čia priklausomai nuo to, kas kokiam etape esame. Ką reiškia, apačioje, kaip skaidrės matote, pasitikėti procesu? Pasitikėti procesu reiškia, kad progresas čia yra tikrai lėtas ir reikalauja laiko ir kantrybės. Todėl tam, kad įvyktų pokytis ar atsidurtume ketvirtame, reikia laiko, darbo, kantrybės, užsispyrimo ir labai didelės meilės savo. Ir tada įvyksta pokytis. Ką reiškia gyvendinti veiksmus, įvertinti progresą, ugdyti naujus įpročius, palaikančius sveikatą, o ne ją niokojančius. Mokymasis, čia jau terapijos klausimas, ar ne, mokymasis atpažinti pojūčius, kūno signalus, ką mes prieš tai labai sėkmingai ignoravom, ir mokymasis identifikuoti savo poreikius. Ir kur ieškoti tada pagalbos, jeigu jau atpažįstat save, kad, velnias, bet jau esu kažkur tai. Tai visų pirma, kalbėti su vadovu, kalbėti su kolegom, kalbėti su artimaisiais, kreiptis į šeimos gydytoją, kreiptis į psichologą, psichoterapeutą, psichiatrą. Tikrai labai kviečiu, kam reikalinga pagalba, kreiptis į krizių veikimo centrą. Krizių veikimo centras yra Vilniuje, Antakalnyje ir tikrai galite ateiti į konsultacijas darbo dienomis nuo 4 iki 8 valandos, šeštadieniais nuo 12 iki 4. Registracija nereikalinga, tiesiog jeigu jaučiate poreikį, jeigu išgyvenate krizę, nelaukit, nelikit vienas, eikite, kalbėkitės. Dar svarbu paminėti, kad krizių centrą galite pasiekti ir nuotoliniu būdu, visa informacija yra tinklalapyje, taip kad tikrai labai skatinu ir kviečiu, nelikite su tuo vieni. Ir visai pabaigai, kas yra perdegęs žmogus? Perdegęs žmogus tai žmogus praradęs savo gyvenimo balansą, žmogus sukeitęs savo asmeninius poreikius su darbo poreikiu, žmogus atidėjęs savo gyvenimą į po to. Nesinori pabėgti iš tos skaidrės. Bent porą sekundžių pabūkit ir išgirskit žodžius atidėjęs savo gyvenimą į po to. Tai stengiausi kuo greičiau jums pateikti kuo daugiau informacijos. Nes perdegimas tema yra labai labai rimta. Ir turbūt, kas man buvo skaudžiausia,
Tai suvokti, kad negalima iš jos grįžti labai labai greitai. Ir atrodo, išėjai iš darbo, viskas jau gali šokti, gyventi ir labai viskas tvarkoj, o energijos nėra. Niekam nėra. Nėra jėgų su kažkuo susitikti, nėra jėgų pabūti su vaikais. Nėra, niekam. Ir tada atsiduri prieš tokią juodą sieną, kur nedarbingumo gauti negali, eiti dirbti toliau, vystytis negali. Tai ką daryti? Todėl nelaukit. Tikrai nelaukit, ieškokit pagalbos, kalbėkitės. Ir dar kartą primenu, jeigu reikės mano kontaktų, jeigu turite kažkokį labai išsamų klausimą arba asmeninį, tikrai drąsiai rašykit, kreipkitės, atsakysiu. Tai ačiū labai. Ir dabar tada pereikim prie klausimų. Aha, koks yra pirmas simptomas, kad einu link perdegimo? Tai labai trumpai, kur buvo pristatyti etapai. Pirmas buvo tas, kad visur noriu aš, visur aš viską galiu. Tai jeigu jau šitą save pamatėt, tai stabdykit, pasižiūrėkit, visgi ar tikrai čia jau taip viską reikia ir ar to nedarote savo asmeninio laiko, savo sveikatos sąskaitą. Ir jeigu pradeda didėti irzlumas, nenoras dirbti, pasyvumas, tai irgi yra perdegimo požymiai. Na, o toliau jau apie psichosomatiką, apie kūno pojūčius vėlgi jau kalbėjome. Kaip tvarkyti su gėda, kad nesusitvarkau? Aha. Na, čia man dabar labai daug papildomų klausimų kiltų. Ar anksčiau susitvarkydavau, ar čia jau yra perdegimo etapas, ar apskritai nesusitvarkau, nes nuo to yra labai skirtingi iš šitų situacijų išėjimo būdai. Nes galbūt yra elementariausiai, kaip pavyzdys, man gėda nuėjus į naują vietą pasidaryti kavos, nes aš kavos aparato šito gyvenime nesu mačius. Ir aš tada stoviu ir manau, velnius, kaip man gėda, aš nemoku pasidaryti kavos. Nors realybėje yra, kad aš tiesiog su šituo aparatu niekada nesusidūriau. Tai ką reikia padaryti, reikia tiesiog išsiaiškinti, kaip jisai veikia. Ir nuo to aš nei geresnė, nei blogesnė, tiesiog reikia susižinoti kaip. Galbūt, jeigu tai yra darbinė situacija, galbūt reikia papildomų rankų, papildomos kompetencijos, o galbūt bandoma susitvarkyti su dalykais, kurie yra, kaip prieš tai šnekėjau, atsisėsti ant 3 kėdžių vienu užpakaliu, ne? Ir jeigu man nepavyksta, tai man yra gėda. Bet jeigu objektyviai įsivardinti ir pasižiūrėti, ar yra tikrai įmanoma tą padaryti, ar su tuo, kuo aš nesusitvarkau, kaip pavyzdys, per 8 darbo valandas apskritai yra įmanoma susitvarkyti. Ir tada aiškiai pasižiūrėti, kodėl įvyksta tas nesusitvarkymas. Ir jau žinant tas visas priežastis, eiti, žiūrėti ir spręsti. Tai, kad aš nesusitvarkau, yra negėda. Gėda šitoje vietoje yra, ne tas jausmas. O konkrečiai, ko aš negaliu padaryti ir ar apskritai tai yra realu. O jei vadovai darbe sako, kad šiuo terminu dabar spekuliuojama. Dabar vadovam norėtųsi atsakyti, tai tada jūs spekuliuojate. Galima sakyti, kad spekuliuojate šituo pasakymu. Vėlgi, jeigu žmogus objektyviai dirba nuoširdžiai tas savo darbo valandas, bet atsisako dirbti dar papildomai 8-9 ir taip kiekvieną dieną, o ne kartą per pusę metų, tai va tada klausimas, kur yra spekuliuojama, kuria pusė. Nes jeigu, tarkim, reikia padaryti vienam žmogui 2-3 žmonių darbą, kol kažkas yra dekretinėse, kažkas yra atostogose ir taip toliau, ir sako, kad tu čia, spekuliuoji, tai nežinau. Bet aišku, visą laiką yra 2 medalio pusės. Tai yra, galbūt yra žmonių, kurie tuo naudojasi, kaip ir liga. Vieni iš tikrųjų serga ir jiems reikalinga pagalba, kiti turi galimybę gauti papildomų
išeiginių, bet vardinti, kad tada automatiškai visi spekuliuoja, na, tikrai negalime. Ar turime dar klausimų? Panašu, kad ne. Tai ačiū visiems, kurie šį pusvalandį nusprendėte skirti laiko perdegimo temai. Jinai nėra lengva, jinai yra pakankamai plati. Ir na, šiandien stengiuosi išdėstyti bent pačius pagrindinius esminius momentus, kurie labai tikiuosi padės jums atskirti, kuo perdegimas skiriasi nuo streso, kokie jo yra etapai. Galbūt pavyko save identifikuoti, kur dabar esate ir ką galite su tuo daryti. Ir, na, kur buvau pateikusi sąrašą, kur kreiptis, kokios pagalbos ieškoti. Tikrai labai labai kviečiu tą daryti. Nes neperdedant galiu pasakyti, kad tai tikrai kartais gelbsti gyvybę. Likite sveiki, nepervarkite, taisyklė 8-8-8. Negyvenkite po to, gyvenkite dabar. Ačiū labai, viso geriausio.